Pavyzdžiui, noriu pakeisti karjeros kryptį. Susirasti, kitaip sakant, kitą darbą. Bet turiu įprotį minties nusivertinti, nusižeminti, save po tokių kilimėlių pastumti, sakyti, ai, niekas ten manęs neims, niekam neįdomu, nieko aš nemoku, 9 punktai iš 10 atitinku, bet to vieno ne, tai niekas čia nepriims, net nepaskaitys ir šiaip jau gal per sena, o gal per jauna, o gal per daug, o gal per maža ir prasideda. Tai minčių įprotis. Ir kryptis gali būti aiški, bet jei aš turiu tą vidinį konfliktą, kitaip sakant, tą rankinį stabdį, kurį kas kart užtraukiu, kai pabandau pajudėti į priekį, kokį turime rezultatą. Dažniausiai stagnacija, atidėliojimas, po kiek laiko nusivylimas, apatija ir sukimasis tame pačiame rezultate, kuris realiai neatneša nieko, na kaip nieko. Ta pačią situaciją, kurioje buvom prieš tai ir iš kurios norėjom pajudėti į priekį. Tai kaip vidinių konfliktų specialistė aš padedu atpažinti asmeninius rankinius stabdžius, kur yra, kada yra, kaip yra ir kodėl žmogus juos užtraukia. Tik kai žmogus įgauna aiškumo, kur yra ir pakeičia savo suvokimą, kodėl naudoju, įgalina save to rankinio stabdžiaus nebe užtraukti.